Oi, kokių mes čia žmonių sutikome, nelauktai. Nelauktai, visiškai nelauktai. Aš antrą dieną čia nelauktai. Nelauktai, slapstydamasis vaikšto. Paulius Korsakas, jeigu kas nors nepažįstate. Prasideda. Jeigu kas nors domite sportinę žūklę ir apskritai žūklę, tai turbūt žinote, kas per žmogus. Su statybomis tikrai nesusijęs. Rimtais nekričia, nemoku vieniems. Vienai kalbą. Pavadėlį, galiu naktį surišti. Užsimerkęs, bet žinau, kai nies nemoku sienai kalbą. Štai vietoje slabakas. Gerai, Pauliukai, vis tiek. Apvaikščiai jau daug kur, ką galėtum papasakoti būtent apie... Jau ir nuo vakar aš galiu papasakoti, kad gerą ūką kažkas pavogė ir pakišo padėlką, 100%. Nes tokios skrytės aš nematęs. Ne. Absoliučiai gyvenime. O aš čia pradėjau sportinę karjerą prieš 15 metų. Ir čia turbūt varžybų daugiau negu 100 per gyvenimą praėjęs. Taip. O tokio vaperyšio tai nematęs. Tokio vaperyšio aš nematęs. Nesuprantu. Sunku vyram. Aš matau, mūsiškiai kalasi, kapojasi iki paskutiniųjų, bet žiauriai sunku. Bet visiems sunku, visiems. Ir tą taktiką matai vis dėlto, kurią mes labai dažnai savo gyvenime, nes kirvytį atmertam smulkio žuvies gaudimo, vis dėlto rodo, kad 1, 2, 3 vietas, ar ne, angliukai, kurie gyvenime negaudė srovėje, netokioj, bet visien paėmė ir susitvarkė. Nu ir ką, susirado, kaip gaudyti ne tą plakiuką, vengrai, matai, gaudė tą plakiuką. Taip, ir nėra rezultatų. O anglai gaudo va tokią kojytę ir va tokį plakiuką. Taip. Ir viskas, ir jie ten nesikiša tą karšį temą nei vienas, tiek vėliau pasižiūrėjau, stabiliai, 18 žuvyčių, 20 kitą valandą, 20, 22. Matysi, angliukai susirinks į trietuką, tai tikrai susirinks. Labai gali būti, tikrai taip, nes sudėtinga ten dabar jos aplenkti. Sudėtinga, jie turi jo užsidėję į pliusą ir matai, kad nėra tokio, kad staiga būtų kažkoks dabar atsidaręs karščius antrą dieną ir tada jau jums šakės. Atsidaręs karščius yra tik kelios sezonas. Ir viskas, dabar Krištienis, irgi įdomi, žiūrėjau, visi prie salos gaudė 2 valandas. Vieną žuvį pagavo. Atėjo į griovį, atsiartino 6 karšiai, 2 karosai, per 1,5 valandos. Tai ką reiškia zonos pakeitimas? Mums šiaip gal galvoja per daug taip tais taškais tiki, žinai, kurie dirbo per Lietuvos čempionatą. Atsitraukė žmogus per 1,5 valandos, nu, jisai čia ryškis lyderis dabar zonai. Nu, matai, iš tikrųjų... Nors 2 valandas nieko neveikia. Per treniruotės jisai panašiai šitoje vietoje turėjo boksą ir gaudė. Jisai gaudė ir būtent užeidavo į kitą krantą. O kito kranto iš vis gal per porą metrų tik tai bandė. Ištraukė kelis karosus iš tenais. Ja. Tai jisai, dėl to galima jo suprasti taktiką, kuri jau pasitvirtino per treniruotę. Šiandieną jisai pabandė tenais, bet 2 valandas jo. Atkentėjo, atėjo čia, greičiausiai buvo užsikrovęs tašką. Ir viskas, ir pradėjo bubinti. Matyt, žinai, gal dabar visiems šyla, gal prasitraukė nuo tų visų sėklių. Taip. Tai aš žinau, bet Ryčka, aš nežinau, kaip tu irgi su manim čia 100 tų varžybų, šalia kartu sektoriuose sėdėjo. Su tom distancijom skrivyti yra kažkoks kosmosas. Vieną dieną tam pačiam sektoriui 26 dirba, kitą dieną, atstumas, kitą dieną tam pačiam sektoriui 38 dirba. Ir ant 26 nieko nėra. Tai ką žuvis, kaip jinai čia, ką jin veikia? Aš iš tikrųjų galiu pasakyti, jinai žiauriai pasikeitė tą upę prieš kokius 5-6 metus. Prieš tai viskas buvo kitaip. Prieš 10 metų, ten prieš 8 metus, aš atsimenu, pas mane buvo tokie momentai, aš namie kieme. Užsidėdavau klipsus, atvažiuodavau čia ir gaudydavau, ir gerai gaudydavau. O dabar viskas, tu negali žinot, kur tas žuvis buvo. Anksčiau buvo viskas vienareikšmiai. Ten ir ne ten. Viskas. Turėjo savo takus. Gal keičiasi dugno struktūra, per 5 metus dumblėje, kažkur daugiau dumbliuko, žolytės atsiranda, tas rovė visiems mažėja, žiūrėk. Manau, kad dugno struktūra keičiasi. Kokia dugno struktūra, kur kiptų, aš vėl vieną kartą kimba tarp minkšto kieto, kitą kimba tik ant kriauklyno. Taip, kitą kartą ant minkšto. Neina, supras, dabar čia... Ir ypatingai varžybos. Taip, ypatingai varžybos. Kai savo žvėjų, tai visą tą žuvį vieną savo prisikvieti ten, kur tau reikia. Praktiškai. Kalbos nėra.
Sunkios varžybos, koks kirbyta tokia visai nedus. Aš labai norėjau, kad tie visi, žinai, atvažiavę iš pasaulio, jie pamatytų, kokia iš tikrųjų jinai yra, žinai, kad jie sakydavo, čia tai vyrai turi Eldorado. O čia toksai, kaip visuose, aš pats 7 pasaulio čempionatuose dalyvavęs, tai kaip visuose čempionatuose, svoriai 5, 6, Leonas Labinskas vakar iššovė 3. O svoriai 5, 6, 7, tokie kaip ir visose pasaulio čempionatuose bet kur. Ar Olandijos kanale, ar Belgijos kokiam nors, ar kur nors Airijos ežere, panašus svoriai. O čia pasaulio čempionate taip reikia, iki 7 gaudyti, aš nežinau, kilo. Nėra kaip čia lietuviai. Bet Pauliau, principė yra pastebėjimas toksai, kad kiek praėjau, dabar jau tikrai nemažai kas yra pagavę karščių. Jo, šiandien atsigauna po Taip, biškį. bet kaip tu galvoji, ar tie šušoros gaudytojai nedaro klaidos, ar nereikėtų dabar statyti visą stavkę būtent ant karščių? Nemanau, nes pavyzdžiui, aš tau garantuoju, kad pavyzdžiui, anglai, lyderiai, ne, jeigu kalbėti. Jie tikrai nekeis taktikos 100%. Olandai, Slovakai, kas yra lyderiuose, jie per tas baisės treniruotės, kur visą laiką buvo vėjas ir audra, jie mokinosi gaudyti mažų. Ir dabar jiems per vidurį turi persijungti ir suprasti, ką dėti, ką karpyti, didinti karmuškės, ieškoti karščio, jie saugiai nesijaučia. Taip, nėra prasmės. Jie pasirinko saugią taktiką, žinai, pavyzdžiui, anglai, pažiūrėk, kokį jau atsirovimą turi. Tai jiems užtenka visiems 5-tukė. Pa 5 vietą, vėl 25 taškus susiema ir viskas. Čia. Ne, tai vienareikšmiškai, aš visą laiką sakiau, iki 5-tuko. O jie tikrai 5-tukė bus. Va šitas anglas koksai 2 zonai, Keri ten koksai 2 zonai, 1 zonai koksai 4. Dar ten tie 2 panašiai sužais iki 5 ir viskas. Saugi taktika, ko mes kirvytė gyvenime nedarytumėm su tavim šušoras. Ne mano tema. Bet čia yra pasaulio čempionatas, ne mūna tema, tavo tema. Čia reikia daryti rezultatą komandai. Ir jie daro. Bet vėlgi, tai yra, kaip sakant, tai yra komandos pasirinkimas, komandos vadovų pirmiausia ir trenerių. Ir jei, kad pačiai yra irgi labai svarbus dalykas, reikia klausyti trenerio patarimų. Treneris atėjo, tau pasakė dalyk taip ir ne taip. Taip, aš sutinku, kartais treneris būna neteisus, sportininkui norisi pasikeisti, kažką padaryti, bet... Jeigu tokia nuspręsta taktika, visiems, tai ne vien treneris sprendžia, jie irgi patys tie žvejai po pirmos dienos susėda kartu su treneris, išdiskutuoja iki galo, ką darysime. Be abejo. Tai matau, kad Anglai, Olandai, tie patys Slovakai išdiskutavo, kad liekam prie vakarykščio, tai nieko nekeičia. Ir nekeičia jau. Ir va dabar pasaulio čempas, kur įsivaizdavom, kad bus po 2 sėtkas karščių. Gerai, kolektyvas, labai noriu padėkoti Pauliui už pokalbį. Pas mane jau, ta prasme, 13:00, dabar mane turi išjungti ir įjungti turi 3 betoninę krantinę. Tai va dar kol kas aš minutę atsuku į patį mažiausią Vokietijos žmogų, pasižiūrėkite. Ir toj baigsis transliacija, pradėsiu judėti 3 betoninę krantinę, tenais pasižiūrėti. Palauk, truputėlį, neskubėk, Pauliui, neskubėk. Tai mane turėtų atjungti.